Kartais net nesusimąstome, kas slypi po įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimais, kokią veiklą užsiima, kokį produktą ar paslaugą suteikia šios įmonės. Dažniausiai net neįsivaizduojame. Apie visą tai laidoje žinomi, bet nežinomi. Laidos herojai uždaroji akcinė bendrovė Sumeda, kurios pavadinimas žinomas ne tik Marijampolėje. Tai nepaprasta įmonė. Čia gimsta langai, kurie puošia namus Lietuvoje ir už jos ribų. Šiandien apsilankysime vietoje, kur susitinka tikslumas, technologijos ir žmonės mylintys savo darbą. Langų gamyba – tai ne tik medžiagos, tai matematinis tikslumas, žinios ir atsakomybė. Pažvelkime, kaip viskas vyksta iš arti. Užsukime vidun. Uždarosios akcinės bendrovės Sumeda technikos direktorius Andrius Murauskas trumpai papasakos apie šią įmonę ir apie darbo profilį. Sveiki. UAB Sumeda tai langų gamybos ir statybos kompanija. Atliekame įvairius rangos darbus, turime ypatingų statinių rangovų kvalifikacijos atestatą, dirbame prie laukų inžinerinių tinklų, prie kelių, aplinkos tvarkymų, hidrotechnikos ir melioracijos objektų. Taip pat dar viena papildoma veikla – statome gyvenamus namus, būstą pardavimui. Mūsų įmonė švenčia 2 gimtadienius. Vienas tai pavadinimų keitimas 93 metais, o iš tikrųjų pati įmonė startavo 59. 97 metais pradėjom gaminti medinius langus, po kelių metų statėme naują plastikinių langų gamybos cechą ir dar po kelių metų statėme naują didžiulį medinių langų cechą, kuriame šiandien ir apsilankysime. Kiek žmonių dirba įmonėje? Šiuo metu įmonėje dirba arti 200 specialistų. Kokio profilio specialistai jums šiuo metu yra labiausiai reikalingi, labiausiai ieškomi? Langų gamybos padalinyje tai visada inžinieriai, išmanantys medį, medžio apdirbimą, staklininkai. O statybų padalinyje tai statybos projektų vadovai, samatininkai, taip pat turim savo elektrikų, santechnikų skyrius, tai ten reikalingi specialistai, taip pat įdomus statybinių mašinų operatoriai, kaip ekskavatorių, buldozerių, greiderių, kadangi turime įvairios statybinės technikos, vairuotojai. Kaip žmonės sužino apie jūsų įmonę? Apie mūsų gaminamą produkciją geriausiai kalba tai mūsų klientų ir partnerių geri atsiliepimai. Kai kurie klientai stato ir 2, ir 3, ir 4 namą ar objektą su mumis. Taip pat savo vardą populiariname jau daugiau nei 20 metų Lietuvoje, remdami Marijampolės futbolo klubą Sūduva. Kokius dažniausiai užsakymus gaunate savo įmonėje iš partnerių? Mūsų gamybos pajėgumai leidžia dirbti su dideliais genrangovais, kadangi galime užtikrinti gaminamus produkcijos kiekius, tarkim, į daugiabučių namų kvartalus, į kotedžų ar gyvenamų namų kvartalus. Taip pat vykdome ir individualių namų langų gamybos užsakymus individualiems užsakovams. O su statybos darbais tai dirbame nuo aikštelių, gyvenamų namų aikštelių remontų iki, pavyzdžiui, miestų vandens nuotekų valyklų statybos ar ten, pavyzdžiui, sąvartynų uždarymo projektų, kuriuose dirbam 1,5 metų, objektų tęstinumas ir daugiau. Esame Marijampolėje sėkmingai pastatę kotedžus Sietynų gatvėje. Šiuo metu dar pardavime turiu pačiam miesto centre Sodžiaus gatvėje pastatytus 2 individualius namus ir šiuo metu vystome 18 namų kvartalą Mukulų kaime, Dvarų gatvėje, tai greitų metu paleisime pardavimus Mukulų Dvarų namai. Kokiuose Lietuvos miestuose dirbate? Ar dirbate tik Lietuvoje, o gal ir užsienyje? Dirbame šiaip visoje Lietuvoje, tiek mažuose miesteliuose, tiek dideliuose.
Pagrindiniai, aišku, yra tie visi didieji miestai, kur vyksta daugiausiai statybų. Turim labai daug naujos statybos, tiek daugiabučių, tiek privačių namų. Yra, aišku, ir pavienių kažkokių užsakovų, kur galbūt keičiam kažkokius tai objektus, langus. Yra tų pačių klientų, kurie yra įsigiję, sakykime, gaminių į gyvenamą būstą, tada statosi kažkokį tai poilsio būstą, tada važiuojam ir montuojam ten langus. Tai šiaip turim, jeigu, sakykime, eksporto, tai grynai kaip gaminiai tiesiog gaminam pagal susitarimą, pagal užsakymus ir jie eksportuojami į įvairias Europos šalis. Esam turėję užsakymų net ir į Ameriką, į Pietų Korėją. Tai daugiausia gal koncentruota, sakykime, Europa, Skandinavijos šalys ir visa Lietuva absoliučiai. Ką turėtų žinoti namų savininkai, kada renkasi langus savo būstui šiandien? Na, šita tema, sakyčiau, gan plati, nes vieni pakankamai daug gilinasi į tai, ko ieško, kiti gal taip lengvabūdiškai atsiunčia minimaliai kažkokios informacijos, perteikia ir tiesiog nori kainos. Ir dažniausiai taip jau būna, kad jauti, kad galbūt tas užsakymas nebesugrįž, nes žmogus tiesiog lyginasi kainą. Mūsų tikslas, sakykime taip, kad žmogui pagaminti ir sumontuoti gaminius maksimaliai geros kokybės, kad garantiniu, kaip sakyti, metu tie gaminiai tarnautų ir mums būtų patiems kuo mažiau serviso ir vadinasi, tas gaminys tarnauja visą gyvenimą. Kokias paslaugas siūlote savo klientui dar? Apart langų gamybos mes taip pat turim ir pačių langų montavimą, kas, sakykime, klientui duoda tokį užtikrintumą, nes yra ne vienas, sakykime, gamintojas, kuris tiesiog gamina gaminius ir siūlo tik tai patį gaminį. Tuo tarpu mes, kadangi patys prisimam visas, sakykime, jau rizikas ir atsakomybės, tai patys ir pasimatuojam, susiderinam viską, patys sumontuojam ir esam atsakingi nuo pat pradžios iki pabaigos. Kokių klaidų reikėtų vengti įsigijant langus? Langai yra toks dalykas, kad reikia suprasti, jog jis užtikrins jūsų namo sandarumą. Tai lygiai taip kaip ir namų sienos, stogas ir langai turi būti maksimaliai stiprios komplektacijos, turi būti tvarkingas montavimas, nes būna atveju, kada žmonės tiesiog įsigyja langus, tada pigiau susiranda kažkokią tai brigadą, kuri sumontuoja, tada tos atsakomybės kaip ir iš pačių montuotojų negali reikalauti, nes jie viso labo atlieka paslaugą tiesiog. O mes realiai, kada viską pradedam nuo pradžių iki pabaigos, tai asmeniškai kaip pas mus įmonė yra, tai viskas vyksta su vienu asmeniu, kaip pavyzdys, aš ar ne, jūs kreipiatės dėl langų, mes pradedam kalbėti ir mes pabaigiam kalbėti, kad ir, sakykime, po 5 metų, kada baigėsi jūsų garantinis servisas. Norėčiau parodyti pavyzdžius, ką mes gaminame. Tai čia yra visos sistemos, pradedant nuo plastikinių langų ir plastikinių lauko durų, taip pat yra mediniai langai ir medinės durys, vėlgi lauko, ne vidaus. Ir pats, sakykime, geriausias produktas, ką mes gaminame, tai yra mediniai langai dengti išorėje aliuminiu. Aliuminis suteikia maksimalią apsaugą langų ilgamžiškumui ir tas, kaip sakyti, priduoda pačiam net jeigu būstui papildomos vertės. Šitiek plačiau norėčiau papasakoti apie medinius gaminius su aliuminiu. Tai turim vėlgi 2 sistemas, yra langinė sistema ir gali būti fasadinė sistema. Tai mediniai įprastai būna, sakykime, langai su aliuminiu, kada yra mažesni matmenys, o fasadinė sistema, kada būna ištisos sienos nuo vidaus vienos sienos iki kitos ir nuo grindų gali eiti per aukštus į viršų. Medis iš savęs gali būti lakuotas, sakykime, dengiančia kažkokia tai spalva ar laku, arba gali būti matomas natūralus medis. Čia kaip pavyzdys turime ąžuolinį langą, tai vėlgi gaminame iš pušies ir gaminame iš ąžuolų. Taigi brėžinys jau pasiekė gamintojus ir apie tai plačiau mums papasakos Andrius. Šiuo metu esam konstruktorių kabinete, atsiųstas failas iš ofiso, kada suderinam su klientais jau ką gaminsime ir ką turime pagaminti, atkeliauja čia. Tada konstruktoriai vienas arba kitas
apdoroja visą užsakymą, pasižiūri, kiek ten turim skirtingų gaminių, ar durys, ar langai, tada susižiūri medžiagas, ko reikia, užsisakom viską tada ir gamyba vyksta čia jau vietoj toliau. Taip, šiuo metu esam jau ceche, nebe konstruktorių kabinete, ten jau visa, kaip sakyti, informacija, nuėjus ten, kur reikia, atlikti yra darbai. Tai, sakykime, paimsim pavyzdį, jeigu turime jau konkretų užsakymą, atvažiuoja mediena ir mediena keliauja, kaip sakyti, tada jau visų gamybos ratu. Šiuo metu kaip tik pradedam gaminti langą. Tai pradžia yra tokia, tašas apdorojamas, sakykime, iki reikiamo pločio ir aukščio. Tada toliau keliausim į kitas stakles. Šiuo metu esam prie antros operacijos. Pirmojoje buvo paruošta mediena iki reikiamų diametrų. Šią operaciją atliksim ilgius. Gamybos linija susipjauna reikiamais ilgiais ir išsiskaičiuoja iš tašo išeigą taip, kad liktų pats mažiausias gabaliukas. Kad nebūtų, sakykime, lieka 1,5 metro ir to nepanaudoja, tai gaunasi kaip ir medienos tausojimas toksai. Tai šiuo metu už manęs yra pati brangiausia investicija įmonės. Prieš keletą metų, kada buvo, kaip sakyti, nutarta, kad viskas vyktų moderniausiom vokiškom staklėm, tai buvo pastatytas visas šitas naujas cechas. Savo laiku tai buvo viena iš vos kelių pačių moderniausių Baltijos šalyse gamyklų. Tai šitas mechanizmas pilnai apdoroja, sakykime, nuo tą, ką matėm prieš tai, keturkampo, sakykime, medžio. Ir išeina, kaip matome, tenais jau iki pilnai su visais išfrezavimais, tarpinėms suverti, vyriams, yra pilnai sujungimams, kas jau, kaip sakyti, eliminuoja kažkokias tai klaidas. Pačios mašinos tikslumas yra iki 0,2 mm. Tai kokybė tikrai yra preciziška ir tas, kaip sakyti, mums suteikia galimybę gaminti aukščiausios kokybės langą tiek paprastam žmogui, kuris perka vieną langą galbūt į pirtelę, arba tiem užsakovam, kurie perka už daug, ta prasme, pinigų ir dideli namai. Stovime prie impregnavimo įrenginio, kuris impregnuoja, sakykime, pilnai apdorotą tašą. Tai šiuo metu matome pilnai pabaigtą ruošinį, negu prieš tai buvo kvadrato formų, sakykime, paprastas tiesiog tašas. Tai šis procesas yra svarbus dėl to, kad kada ateina pilną medienos apdirbimo ratą, mediena yra pakiaušta, sakykime, minkšta ir jinai į save geriausiai įsitraukia visą reikiamą impregnavimą. Tai kaip ir matom, sakykime, iš šių detalių arba iš šios yra visos netgi sujungimo skylutės, yra tarpinių išfrezavimai, šiuo metu nematom, bet būna kitur vyrių išfrezavimai ir tos vietos, kaip sakyti, irgi pilnai turi būti impregnuotos. Šiuo metu esam prie vežimėlio, ant kurio stovi pilnai surinktas gaminys ir jis laukia savo eilės, toliau važiuoja į dažymą. Esame tokioje vietoje, kur, kaip sakyti, grįžta apėjęs gaminys dažymo ratą ir šičia jie turi stovėti, išdžiūsta, sulaukia savo eilės ir tada keliauja toliau į pilną surinkimą. Už kiekvieno lango žmogus, tiksliau visa komanda. Be jų nebūtų nei kokybės, nei augimo. Nuo individualių namų iki modernių biurų. Šios įmonės langai, ten, kur reikalinga šiluma, sandarumas ir stilius. Esame arti, kaip sakyti, jau paskutinės vietos, kur gaminys pilnai susistiklina, užsideda aliuminis, jeigu taip yra sutarta. Ir šiuo metu už mūsų matom, sąlyginai tokį jau išskirtinių matmenų, yra apie 7,5 metro pločio ir 2,5 metro aukščio stumdomas langas. Tai šių langų dažniausiai visi architektai visuose namuose nori
tik tiek, kad jie, kaip sakyt, nemažai kainuoja ir ne visur jų klientai įperka. Šio lango privalumas yra toks, turim galimybę padaryti labai platų išėjimą. Tai jeigu langas atsistumia pasirinktinai pagal lango dydį apie 1,5, gali būti ir 2 metrai, gali būti, sakykime, ir 2 vidurinės dalys, kurios atsidaro ir nuvažiuoja į šonus. Tai šiuo atveju turim apie 1,5 metro plotį, kur pakankamai erdvės įeiti ir išeiti į terasą. Čia matome vyksta jau gaminių pakavimas, tai šiuo atveju kaip pavyzdys, tik tais turime užklijuotą apsauginę plėvelę ant stiklo, bet jinai yra pakankamai retas atvejis. Čia dažniausiai, kada būna didelių objektų reikalavimai, privačiam sektoriuje tokių nebūna, bet pagal individualius susitarimus tas gali būti. Tai pakuojasi viskas ant medinių palečių ir tada susipakavę pilnai, kaip sakyti, apsauginę plėvelę, kuri apsaugo nuo drėgmės ir galim transportuoti į objektą. Šiuo metu esame plastiko ceche, jisai yra greta medinių langų cecho, nes gaminam ir medinius langus, ir plastikinius, tai praeisim šiek tiek, parodysim, kaip viskas vyksta ir su plastiku. Esam prie plastikinių langų linijos pabaigos, kur langai jau stiklinami, dedamos stiklajustės ir vienas dalykas, ką labai, kaip sakyti, akcentuojam visiems, nes ne visi tai daro, nes ir apkrovimas gamybai ir papildomi pinigai, tai yra termoprofiliai po vitrinomis, kurie užpildo grindų sluoksnį, nes kaip pavyzdys, jeigu šiuo atveju turim apie, sakykime, 8 cm, tai galimai jūsų grindys keliasi apie 10-12 cm ir langas sandarinasi apačioje termoprofilio, nes kiti būna deda tiesiog standartinį palanginį 3 cm ir visą likusį tarpą užpučia putomis, automatiškai gaunasi šaltesnis grindų mazgas ir šalčių tiltas. Čia matom gaminius, kurie jau yra pagaminti, supakuoti, yra sužymėtos užsakymų partijos ir tiesiog sekančią dieną, kaip sakyti, pagal susitarimą su klientais važiuoja arba į objektus gaminiai, arba tiesiog kažkas, jeigu perka be montavimo paslaugos, atsiunčia savo transportą, pasikrauna ir išvažiuoja. Esame prie namo Sodžiaus gatvėje 13 Marijampolėje. Šį namą, kaip ir šalia greta pastatytus namus, yra įrengusi ir pastačiusi nuo pat pamatų iki stogo su visa įranga vėdinimo, šildymo, uždaroji akcinė bendrovė Sumeda ir plačiau apie tai mums papasakos direktorius. Tai čia Sodžiaus 13 pastatyti nauji A++ klasės namai. Šitą, kur turim, tai čia 3 miegamieji, pirmam aukšte darbo kambarys. Šitus namus suprojektavom vietoj čia buvusių senų pastatų, įrengėm gerbuvį, įvažiavimą, trinkeles, tvoras, pasėjau vėją, tai visus darbus darėm patys. Čia yra sumontuoti mūsų gamybos langai, sumontuoti Mitsubishi šilumos siurbliai, rekuperatoriai, tai mes padarėm visas komunikacijas, vandentiekį, nuotekas, lietaus nuotekas, namuose išvedžiota elektra, vandentiekis, betoniniai laiptai, paleistis grindinį šildymą šilumos siurbliu ir paleista rekuperacija. Gerbiamas Andriau, noriu pasakyti mūsų žiūrovams, kad šie namai yra parduodami. Taip, šiuo metu turime šitą namą ir turime dar vieną didesnį su 4 miegamaisiais ir darbų kambariu pirmame aukšte. Sakykite, o kokie didžiausi šio rajono privalumai, kodėl žmonės ieškodami įsigyti būstą rinktųsi šį objektą? Visada ieškodamas naujos vietos, kur statyti
kokį naują objektą, galvoju, kaip žmonės gyvens. Tai pavyzdžiui, čia įsikūrus nauja jauna šeima, vaikus gali išleisti į Stankevičiaus mokyklą, nepilnas pusė kilometrų, muzikos mokykla, taip pat puskilometris, darželis per vieną gatvę kitoj pusėje, tai turbūt tiesiai 200 metrų. Prie pat pėsčiomis galima pasiekti parką, bažnyčią, miesto centrą. Žodžiu, šioje vietoje galima gyventi be automobilių. Tuo pačiu lygiai pasižymėjau mūsų prieš tai vykdytas objektas Vietynų gatvėje, pastatyti kotedžai. Ten irgi tas pats lygiai šalia pagrindinės Vytauto gatvės, bet tranzitinio eismo nėra. Mokymų įstaigas, darželius ir kitas paslaugas žmonės gali pasiekti pėsčiomis. Ir kaip jums sekėsi paruošti šį būstą pardavimui? Ar čia yra kokios žaidimų aikštelės, turbūt vidaus kieme, ar parkavimo objektai automobiliams pastatyti? Šiame objekte tai įrengėm Trinkelių kiemo dangą, pasėvėjom vėją, yra aptverta teritorija, automatiniai kiemų vartai. Tai jau toliau žaidimo aikštelės, terasos palikom klientų fantazijai. Tai vėl didžiulis privalumas, nes kaip ir paprastai didesniuose miestuose didžiausia problema yra automobilių parkavimas prie jų pačių būstų. Čia tos problemos nėra. Šitas konkrečiai namas turi 3 parkavimo vietas iš gatvės pusės, taip pat galima parkuotis kiemo viduje, tai tiek gyventojams, tiek jų svečiam vietos automobiliam niekada nepritruks. Kiek man žinoma, dar yra visa eilė kotedžų, tiksliau vienas rajonas kotedžų Marijampolėje. Galbūt trumpai apie jį. Taip, tai šiuo metu Mokolų kaime Dvarų gatvėje statome 6 namus, ten suprojektuotas 18 namų kvartalas. Tarp kitko, prieš tai buvusioj laidoje jūs minėjote Gira, projektavo tą kvartalą. Tai artimiausiu laiku paleisime pardavimus, ten suprojektuoti 100 kvadratinių metrų gyvenamų plotų namai su 30 kvadratinių metrų garažais ant maždaug 10 arų sklypų. Ten teritorija tas pats lygiai irgi mokykla už puskilometrių, šalia teniso kortai, prie pat Degučių parkas, poliklinika, Lidlas. Žodžio, nuostabi vieta įsikurti nuosavame name, nuosavame sklype, taip pat mažas tranzitinis eismas. Šešupės gatve išeinant per naują pėsčiųjų tiltą galima pasiekti vaikams futbolų maniežą, ten lankyti treniruotes, tai taip pat labai patogi vieta gyventi. Tai daugiau nei langų gamyba. Tai vieta, kur tikslumas susitinka su aistra, o įmonės darbai tampa istorijos dalimi. Juk uždarojoje akcinė bendrovė Sumeda kuriama ilgalaikė vertė.